Gaminame mažus eklerus su vaniliniu kremu. Puode užvirkite vandenį, įberkite žiupsnelį druskos ir sudėkite sviestą. Palengva virkite, kol sviestas ištirps. Nuimkite nuo viryklės. Į karštą vandenį berkite miltus ir greitai maišykite, kad masė taptų vientisa ir be gumulėlių. Tešlą truputį atvėsinkite ir pradėkite mušti kiaušinius. Kai įmušite vieną kiaušinį, tešlą gerai išmaišykite. Taip kartokite, kol po vieną įmaišysite visus kiaušinius. Orkaitę įkaitinkite iki 170 laipsnių. Plikytą tešlą sukrėskite į konditerinį maišelį ir spauskite ant kepimo skardos pailgus nedidelius pyragėlius. Kiškite skardą su pyragėliais į įkaitintą orkaitę ir kepkite apie 15 minučių, kol apskrus. Dubenyje išsukite kiaušinių trynius su cukrumi, kad neliktų cukraus kruopelių. Į trynių masę įberkite 2 šaukštelius miltų ir gerai išmaišykite. Pieną užvirkite ir pamažu nuolat maišydami pilkite į kiaušinių trynių masę. Įlašinkite vanilės esencijos ir išmaišykite. Dubenį su kremu statykite ant viryklės ir nuolat maišydami palengva kaitinkite, kol kremas sutirštės. Kremą nuimkite nuo viryklės, perpilkite į kitą indą ir atvėsinkite. Atvėsintą kremą sukrėskite į konditerinį maišelį ir išvirkškite į iškeptus atvėsintus pyragėlius. Išlydykite šokoladą ir panardinkite į jį pusę pyragėlio. Palaukite, kol šokoladas sustings ir ragaukite. Skanaus.